O gal Marijonas nori pasidalinti, kodėl už komunalinius mokėdavo tik po teismo sprendimo iš principo? Jo. Buvo toks atvejis, gal ir ne kartą, aš nežinau, aš tiesą sakant visada, ilgą laiką, paskui aš atėjau į protą, bet kol jaunas ir kvailas, aš visada galvodavau, kad jeigu kažkam reikia, tai jie mane tikrai susiras. Henrikas daktaras taip galvojo. Ir aš atsimenu jo tas situacijas, kai tenai kažkas net per pažįstamus, ten kažkokius tai lawyerius, ten paskambina ir sako, Marika, tau žinok, tu areštuos sąskaitą. Aš sakau, tegu areštuoja, tai nieko nėra. Tenai, bet sako, tu geriau susitvarkyk, nes jie tenai, tu už kažką ten nesusimokėjęs. Ir aš tiesą sakant, neatsimenu, bet aš ne dėl to, kad buvau piktybiškas, aš tiesiog apie tai daug nemaščiau. Nes tuose namuose tai būni, tai nebūni, ten, aš net nežinau. Ir tiesą sakant, greičiausiai, žinai, kas tai dar suponavo, aš vieną kartą gyvenau tokiam tam pačiam, kur tas bičas žaidė su kompiuteriu, Švento Stepono gatvėje buvo tokia palėpė, tenai tokia labai įdomi gatvė tuo metu buvo. Ir aš atsimenu gyvenau ir kažkaip vieną dieną man toptelėjo, kad aš niekad nemokėjau už vandenį. Bet jau žiūrėjau. Ir aš galvoju, kaip tai yra. O aš tiesą sakant, to vandens išnaudodavau siaubingą kiekį, nes aš mėgstu gulėti vonioj. Ir kai jau tenai visiškai pervargimas ir nusilakstymas, aš paprastai mirkstu vonioj, su kompu, knyga ar su kuo nors, tiesiog ten, bet guliu ten ilgai. Ir aš tikrai naudodavau jo pakankamai. Ir ir aš nueinu į Vilniaus vandenis. Ir sakau, kodėl aš nemoku už vandenį? Nesakau, nes man neteina jokie laiškai, jokios sąskaitos. Manęs niekas nepušina, niekas manęs skambina, neteina jokie antstoliai, ta prasme, kažkas. Ir jie, gerai, koks ten jūsų adresas, sakau, ten Švento Stepono, ten tiek ir tiek. Žiūri. Tai kad nėra jūsų buto, sako. Aš sakau, kaip tai nėra, aš jame gyvenu. Aš egzistuoju ir egzistuoja butas. Ne, sako, pas mus papiriuose nėra tokio buto iš viso. Tai sakau, ką jūs norit pasakyti, kad iš esmės aš galiu nemokėti už tą vandenį ir toliau. Aš sakau, aš kaip geras, doras pilietis ateinu pas jus prisiduoti. Ir jūs man sakot, kad aš neegzistuoju. Tai man nesiparint dėl to. Nemokėkit, sako. Aš sakau, ačiū. Ir aš išėjau namo, savo ramiai. Bet ką tu galvoji? Po kelių mėnesių ateina moteris ir aš galvoju, koks aš kvailas, ko aš ten neėjau šiaip jau. Ir galiausiai atėjo moteris ir kažkokiu būdu ten užregistravo tą butą. Tai va, bet tuo metu, matyt, man gimė eilutė, kad mano pašto dėžutė tarsi minų po karo pilna piktų laiškų neužsidaro. Nes mes, kai ruošiamės pokalbį. Sąskaitos už vandenį, dujas ir elektrą. Tai matyt, tais laikais man tai atėjo į galvą.